Motociklu Rumunijoje važiuoti labai pavojinga, nes nėra kada važiuoti, o norisi vis sustoti ir grožėtis vaizdais. Pavalgome pusryčius ir kadangi lietus sutrukdė vakarykštį planą pasivaikščioti po Brašovą, įgyvendinsime jį šiandieną. O kaipgi geriausia susipažinti su miestu, jei nepasižiūrėjus jį iš viršaus. Taigi keliamės ant Tampos kalno. Tai geriausia vieta suprasti, kokio dydžio šis Transilvanijos perlas. Gaila, kad pagrindinė apžvalgos aikštelė uždaryta renovacijai ir paliktas tik mažas tarpelis panoramai. Kol mūsų motociklas vis dar ilsisi, einame pasivaikščioti po Brašovo senamiestį. Siauros gatvelės, seni pastatai ir tas jausmas, kad trumpam patekai į kitą laikmetį. Bet mūsų laukia svarbiausia kelionės dalis – kilometrai. Todėl dedame šalmus ir judame toliau. Ir tada prasideda tai, dėl ko čia ir atvažiavome. Kalnai, posūkiai, miškai ir kelias, kuris nuolat verčia žiūrėti ir gėrėtis. Trumpai sustojame pasigrožėti Sirijų ežeru. Šis dirbtinis tvenkinys susiformavo pastačius Sirijų užtvanką, antrą pagal dydį visoje Rumunijoje. Kalnai, vanduo ir visiška ramybė. Tokiose vietose supranti, kad kelionė nėra tik apie tai, kur nuvažiuosi, bet ir apie tai, kokiu keliu važiuosi. Tai buvo 4. diena Rumunijoje. Jei nori sužinoti, kas laukia toliau, sek mūsų kelionę.